Tai smagu yra, kad gauni bilietus į varžybas, kai jau gauni. Tai tu iš karto, Gedas, pavyzdžiui, parašė, mes susitarėm, kur susitinkam visi lietuviai, kur ateinam, kur emocija jau yra visai kitokia, negu tiesiog atvažiuoti vienam kažkokiu būdu susiveikus tą bilietą, atėjus ir einant tiesiai į mačą. Aš prašau bilietų, aš žinau, kad aš ne į kiekvienas rungtynes gausiu. Tai, ką mes čia turim, reikia tą vertinti. Turime pasiklausyti reikia, ką kalba kiti žmonės, ką kalba kitų fanų bendruomenės. Mes turim nuostabų dalyką, galimybę išvažiuoti iš mažos šalies į labai labai rimtas futbolo varžybas. Tiek čempionų lygos, tiek Premier lygos tas pačias. Reikia tiesiog tą išnaudoti. Nereikia visada varyti geriausius mačus, varai kur nori. Turime pasirankioji. Premier lygoj klubų gali susirasti prieš ką nori. Pavyzdžiui, aš lygiai taip pat norėčiau eiti prieš relegation klubą, kaip noriu eiti prieš tą patį, nežinau, ten Chelsea kokį karts nuo karto. Kartais atmosfera gali būti geresnė žaidžiant prieš relegationą negu prieš ten kokį nors top 6 klubą. Pirmus metus daviau šansą, po to po pirmų metų aš supratau, kiek jisai gali ir ką gali ir aš dar savo nuomonės nekeičiu. Prieš 2 metus jūs mane visi kaltinot, kai 11 taškų buvom prieš Crystal Palace Clear, kad aš sakiau, kad mes dar nelaimėjo, o visi dainavot, kad laimėjom lygą. Olė, olė, olė. Atsiminkit tą, niekados, iki paskutinės minutės negali. Tai pasiliekite savo nuomonę, man jisai dar atrodo, kad mūsų sezonas buvo 2 metai atgal, kai mes tikrai turėjom šansą laimėti lygą. Aš nematau, kad mes esam tam lygiai, kur buvom tą sezoną, nors ir su didesniu dabar esam skuodu. Keitimai jau veikia, suprato, kad reikia keisti ir per halftime, ir kad reikia keisti prieš 60 minutę. Arba mes turim, kaip kažkas grupiai sakė, būti 2 taškais ar 3-5 kačinti tą pirmą vietą, arba jisai, manau, kad daugiau ir negali pasiekti, kaip prieš 2 metus galėjo pasiekti. Vienu žodžiu, Arteta, tau liko 3 mėnesiai, nes aš grįšiu su baneriu out, jeigu karočią nebūsim arti taurės ar kažko čempionų. Arsenal Lithuania. Cool. God bless Lithuania. Thank you, man.